Gerai, kad lyja, ne? Nu, ne, kad lyja, tai nelabai gerai, bet... Kitaip neatvažiuotume? O, nu va, matot kaip. Labą dieną. Sveiki. Taip, mums batukų reikės ir reikės žmonai aprangos irgi. Aprangos žmonai reikės. Ko dabar tai žmonai, ką rengsim, su moteriškais nebais draugauju. Mes galvojam kažką iš peso kelnių, kažką tokio. Iš peso kelnių. Gal tokį megztuką tą patį? Taip, dabar kelnių moteriškų. Kiek čia dabar jūsų tiera? Nedidelis vienas moteriškas. XS ten konkretus. Taip, ne, turiu vienas moteriškas. Visiškai, bet to išsitraukti iš pakelio. O iš kitų spalvų, pavyzdžiui, ką turit pasiūlyti dar? Kelnių. Kelnės vienintelės, kurios konkrečiai moteriškos. Grinai moteriškos čia yra. Čia jau moteriškas modelis, nebent nueisiu dar pas kolegę paklausti, bet, nu... Šitas, tampras. Džemperiuką jūsų spalvos duot? Gal... Čia šiaip sena spalva, dabar patamsėjimai. Nu, va ta šita dabar. Jo, šitos. Tinka? Tai žmona ir taip ją nešioja, mano mėgstinį. Ne visų XS yra. Taip, čia XS. Bandykit taip kelnes, o tada žiūrėsim, jei ką, eisiu bandyt. O mes tada... Kas daugiau? O reikia бейс батуку, коллеги. Чую 45 именно, потому что у меня есть 46 тоже большой. Жмонка! Хуя! Вандам! Gerai užpakalis atrodo. Притирку. Притирку? Да. Чувствуешь сразу? Да, сразу. 45. 45 как. Ну а как тебе? Удобно тебе было? Да, удобнее. Мягкая подошва. Čia priekį yra tas Čia kaip geležiukas, pas mane. ne? Apsaugai. Nu parodyk savo maišą. Čia Dar Valera tilptų. на беременности. Окей. И приекį. На пополнение семье. Или пончик. На пончике? Это много пончиков будет. Net kem 9 išmėra yra. Čia jau dar pagaliu trūksta, kad nuo kalno. Suslydėme. Šią darbo drabužių parduotuvę žinome jau ne vienerius metus. Vyras ne tik pats apsiperka tenais, bet ir aprengia savo darbuotojus kokybišką darbo aprangą. Nes jo nuomonė, darbuotojas turi ne tik atsakingai prieiti prie darbo, bet ir profesionaliai atrodyti. Kadangi man nesuradome tinkamo dydžio kelnių Liepkalnyje, nusprendėme dar nuvažiuoti šios parduotuvės kitą filialą ir pasižiūrėti, kokį turi asortimentą darbo drabužių moterims. Лето, включи себя. Jo, vasarą kaip išjungia. Bet pavargsta akis iš tiesų. Neįpranta prie jų. Jo, va dabar nusėmus, tai taip toks palengvėjimas biški. Kur čia jos yra? Grina, bet tai čia ne malpinio, o fruito. Nu, если... О, круто, посмотри. Žinai, kaip iš Matricos filmo. Бак. Ну и столичный Бак. футбольный. О, да, точно. Иду. Еще не хватает чего. Грабли, наверное. Не, ну если... Тебе черный плащ нужен. RS parduotuvės prekių asortimentas yra tikrai labai platus. O kas labiausiai žavi ir paperka užsukti dar kartą tenais, tai yra šios parduotuvės šiltas ir draugiškas darbo kolektyvas. Lyg nebuvo šito kadro. Davai, suvaidinam. Mažiau, įsivaizduok, kad tu dabar manęs nematai ir dabar pamatai. Gerai, nu, pasirodyk, žmonka. 2, 3. O, neblogai. Ką manai? Neblogai. Blogi aktoriai mes. Aš manau, kad liekam prie šitų kelnių, net nesimatau, man šitie patinka. Maikučių daug reikės nusipirkti. Tau batukų nereikia. O, palėkčia. Čia matuojas ar tinka? Super, ne, tikrai super. Man irgi patinka. Dublis baigtas. Ką pasiėmė? До widzenia, popatrzajcie. Viso gero.
Viso geriausio. Tikrai gerai. Ai, dabar aš turiu pademonstruoti savo naują aprangą. Štai kodėl aš taip darbingai nusiteikusi. Nes 90% mane skatina veikti mano nauja apranga. Šiaip iš tiesų labai patogus kombinezonas. Oi. Net nemačiau, kad pas mane šitas yra. Tai ir kišenė yra telefonui dėti per vidurį. O čia, aš čia turiu servetėlę, ausinės nešiuosi ir dar telefoną būna įsidedu šitą. Pakaži. O čia daug nusinečiu, jeigu į tualetą užsimanys arba nosis varvės. O telefonas kol kas va šičia, bet prieš tai buvo čia. Labai patogu štai. Kaip malonu komandiškai dirbti. Štai aš aptvarkiau aplink tvartą visą šiukšlės, surinkau tai, kas nereikalinga, šakaliukus, pagaliukus. O Ivanas tuo tarpu surinko plytas ir šiferį. Va taip gražiai surūšiavo, sudėliojo, kad nesimėtytų po visą sklypą. O čia jau pasimatome sekančią dieną ir tęsime aplinkos tvarkymosi darbus. Turint savo nuosavą sklypą, visuomet bus veiklos, kuo užsiimti. Tad ištvermės ir kantrybės tikrai prireiks. Bet, žinot, iš kitos pusės, tokia žemiška veikla turi ir savo teigiamą pusę. Ji įžemina žmogų ir atpalaiduoja nuo begalės minčių galvoje. Vat būtent taip aš kartais suprantu savo vyrą, kai jisai šnekasi su kolegomis darbo reikalais, kai aš visai nieko nesuprantu. Bet vieną dalyką aš tikrai suprantu, jog mūsų laikinas statinis tvartas virto angaru. Jūs pasižiūrėkite, kaip gražiai viskas išfarširuota. Pagal paskirtį. Čia lentos sudėtos, dešiniam kampe buvo malkytės, priešais buvo rąstai sumesti. Žodžiu, viskas labai tvarkingai ir gražiai sudėliota. Jog net pats velnias neišsisuktų kojas. Šiandien vyrus palepinsiu blinukais, vietiniais blynais, įdarytais su dešrelėmis, pomidorais, jalapenu ir sūriu. Tai turėtų būti labai skanu. Papietavus taip skaniai, vyras kybo į tolimesnius darbus ir jam buvo užduotis sudėlioti mūsų naująjį pirkinį, o tai yra tadam, suoliukas. Taip, džiaugiamės iš tiesų šito pirkinio, nes jis yra labai patogus sėdėti, atsilošti, bet ir dar dėl vienos priežasties, o tai yra, nes jis turi kišenę, kurioje dabar aš laikau pledukus, pagalvytės. Ir dar ką noriu paminėti, jog labai sandarus, nes po lietaus viduje esantis daiktai neperšlapa. Aš irgi ten galėsiu į tualetą. Taip, ir tu galėsi tenais eiti į tualetą. Tik dar reikia duobę iškasti. Dar duobę gilę reikia iškasti. Kadangi vis daugiau laiko praleidžiame sklype, tai tualetas yra neišvengiamai svarbus statinys.
Taip pat pasidomėjus įstatymai šių dienų, supratome, jog tiesiog iškasta duobė negalimas dalykas, draudžiama, tad turėjome įmontuoti biotualetą. Ir pagaliau galime džiaugtis galutiniu rezultatu, jog tualetas yra pas mus ir nereikia eiti į krūmus uodų maitinti. Va ir būtų. Рибочка. Сезон открываешь опять ты. Так Рёма говорил, там что-то вытащил. Jo, pagavo kažkokias mažas žuvytės, sakė.